Labas vakaras, mėly žiūrovai, puikus Dariaus ir Girėno stadiono vaizdai prieš jūsų akis. Kaip sakoma, futbolas kai kur neapsireiškia, kai kur nesugrįžta jau 60 metų, o čia Kaune Čempionų lygos futbolas. Žalgirio atstovui reikia žaisti gerokai atsargiau, kas jis yra vienintelis susidirbęs geltoną kortelę. Graži kombinacija. Baldasarą, Benšaibas dėja. Deja, Benšaibas nepasiekė kamuolio, puikiai buvo ataka. Kairio krašto gynėjų Serbijos visų gražumu. Tad ketvirtasis kampinis, perdavimas į baudos aikštelę, Tolordava ten siekia kamuolis, smūgis ir įvartį muša Aminas Benšaibas. 24 minutę Kauno Žalgiris veržiasi į priekį Čempionų lygos rungtynėse. Puikus Amino Benšaibos smūgis, Fatonas Maloku ten dar bandė gelbėti situaciją, lietė kamuolį vartininkas, bet smūgis buvo stiprus, smūgis buvo preciziškas ir Fatonas Maloku neturėjo čia galimybių ir ten nesupyksta kalbininkai, bet gol! Pelno įvartį Aminas Benšaibas. Žinoma, dar yra VAR patikra, bet manau, čia jokių peržiūrų nebus. Rokas Lekes savo meistriškumą. Pirmą kartą nuo gegužės 5 dienos jis pelnė įvartį, dabar perdavimas į baudos aikštelę, kovojoje ir smūgis virš vartų. Laukia perdavimo, reikia imtis iniciatyvos, Leo Ribeiro tą ir daro, perdavimas arčiau vartų ir ten apsigina šį kartą gerai sužaidęs Pelupį. Renanas Oliveira veržiasi Orega į priekį. Jo perdavimas Kadričiui. Slivkos perdavimas ir ten gauto kamuolį Fatonas Maloku. Vėl tolimas perdavimas. Zuokai atšoka kamuolys. Atitrūksta jis nuo Mutašy. Pavojingas perdavimas ir dėja krenta įvartis. Drita pasižymė. Blerimas Krasničiai lygina rezultatą ir jis yra 1-1. 82 susitikimo minutę. Edio Vuoka puikų perdavimą atliko, ten į tą trajektoriją kirto ne vienas Dritos žaidėjas. Mutašy bando imtis iniciatyvos. Sirgedas, jo smūgis, atmuštas kamuolys. Nežinia, ar jis ten būtų skriejęs į vartų plotą, ar į Tonas Tolordava ir Rokas Leketas joje, bet yra grąžinamas kamuolys atgal. Adokpuloras, jo perdavimas, smūgis ir atmušamas kamuolys ir kamuolys dėja skrieja pro šalį. Ir yra dėja fiksuojama šios dienos rungtynių pabaiga. Kampinio mes jau nebepamatysime, dar kartą šio epizodo pakartojimas. Tolordava mušia galvą, bet